Dėl ginčo kamuolio sėkmingai ir labai sėkmingai kovoja Predragas Samardžyskis. Jis dabar su kamuoliu veržiasi, baigia ataką rezultatyviu metimu ir dar stos prie baudų metimo linijos. Tai, ką Baltarusių klubas nuveikė atakoje prieš tai. Iš toli įmeta ir tai Rysas Raisas. Jam, ko gero, tai yra svarbus metimas. Pirmasis taiklus šiandien. Per Kudriavcevo ranką. Tu pražanga ir tai reiškia, kad Lietuvos Rytas grąžins kamuolį į žaidimą. Iš užgalinės linijos labai jau lengvai leidžiama. Ir jo blokas leidžia Lietuvos Rytui kamuolį perimti. Štai taip, įžaista, 2+ bauda turėtų būti taip. Jonas Valančiūnas išlaiko pauzę, sulaukia. Nesėkmingo varžovo veiksmo ir tai yra veiksmas, kuris toli gražu negali sutrukdyti Valančiūlių be rezultatyvių perdavimų, tačiau su 2 asmeninėmis pražangomis. Dar kartą štai čia Seibučio prasiveržimas. Ko gero Robertsas, ko gero Jeretinas. Robertsas po krepšiu, 2+ bauda, 18-3 antrajame kėlinyje. 14 Lorenzo Robertso taškas šiandien. Ir aišku, kad minutės pertraukėlės dabar prašo ne Aleksandras Žykičius, prašo jos Andrėjus Krivonosas. 7. Pataikęs 2 tritaškius, o Robertsas tiesiog neįmenama. Puikus Predrago Samardžyskio perdavimas, visus 4 tritaškius per pirmąjį kėlinį. Andrėjaus Krivonoso komanda pataikė, tai Rysas Raisas dabar. Pirmoje rungtynių pusėje Lietuvos Ryto komandoje puolimo lyderis, 16 taškų jis pelnė, Jonas Valančiūnas. Štai čia nusipurto nuo savęs varžovus ir deda kamuolį į krepšį. 7 Valančiūno 6 sekundės atakai. Raisui matyt teks bandyti pačiam. Tai jis ir daro ne visai sėkmingai, tačiau kartoja metimą Predragas Samardžyskis. Štai toks perdavimas, atrodė, kad kamuolys Bredo Niulį nepasieks, tačiau kartą Raisas. 7 sekundės atakai. Žaidžia pats ir dar kartą pataiko. Tai Rysas Raisas, 11 jo taškas šiandien. Palydimas Čeminskė, na, serga ir toliau. Baltarusių komandos gerbėjai, nepaisant to, kad vaizdelis nekoks. Katelinas. Gražiai sukdamasis, aukštai pašokęs. Iš vidutinio nuotolio dar kartą. Nelabai daug ir irgi dėl pražangų, pirmiausia. Seibutis įsismagina ir įsibėgėja. 12 šio krepšininko taškas šiandien. Galėtume vadinti rungtynių žvaigždę. Minsko komandoje šiandien Hodžą. Tiesą sakant, nei vieno iš jų negalėtume. Jonas Valančiūnas. 3 sekundės, 2 sekundės atakai. Lieka tik mesti, meta ir pataiko. Tai Rysas Raisas. Lietuvos Rytas priekyje 2 Bredo Niulį taškai. Buvo nusitaikęs įdėti, aišku, žinodami šio krepšininko įpročius tuo galime nebejoti, tačiau kietai stabdė presnis ir geriau susižaidęs ir komanda turinti daugiau individualybių. 18 taškų Lorenzas Robertsas, jis mūsų ekranuose 15. Tai Rysas Raisas 12, Renaldas Seibutis, tradiciniai lyderiai Vilniaus komandoje. Po 12 taškų Baltarusių klubui pelnė amerikiečiai Justinas Knoxas ir Juliusas Hodžas. Tiek žinių iš Baltarusijos, o aš, komentatorius Nerijus Kęsminas, su jumis atsisveikinu iki.